Sveiki, gerbiami ministrai. Mūsų pasiekė žinia, jog vieningas Kaunas siūlo didinti nekilnojamojo turto mokestį pastatams vaiduokliams. Todėl mes ir susirinkome šioje vietoje, kur mes mėgstame būti, prie šios mūsų ištaikingos rezidencijos. Kolegos, tik nebijokite priimti sprendimo. Nebijokite. Vaiduokliams ir tai blogi laikai. Kodėl tik vaiduokliams didinami mokesčiai? Negalime to patvirtinti, turime kaip tik mažinti. Vaiduokliai irgi žmonės, jie irgi turi teisę. Kolegos, nusiraminkim, apsvarstykime nekilnojamojo mokesčio didinimą iki 3%. Nesupraskit mažinti mokestį. Supraskit mane. Paklausykit mane, supraskit. Mažinti mokesčio mes negalim. Tačiau galime nepritarti siūlymui ir mokestį palikti tokį, koks jis yra dabar. 1%. Na va, matot, viskas taip paprasta. Something strange.